Adolfas Butkus? Taip. Gal jau dabar galite prisiminti istoriją, kai jūs ir kartu dirbusią pamainą užpuolė Omonas Vegerių pasienyje? Jau sakiau, kad šios istorijos nenoriu net prisiminti. Ar galite bent patvirtinti, kad tikrai pasieniečių užpuolimas ir sumušimas buvo? Taip. Gerai, dėkui. Nepasimenu, tai buvo jau visai naktis, buvo vakars vėlyps, paskambina numeris, skambina, sako, čia ir jau buvom girdėję ne vien kartą, kad tas Omons puldiniai tos postus, sako, užpuolė irgi, sako, mums reikia apnors, sako, parvykti iš vietos, sako, neturam, ne transportą. Greitai mašiną, nuleku į tos Vegerius, į tuo momentu dar tas vagonėlis pilna degi buvo su skarda apkalts, ta skarda raudon visus įkaitis, o man paskambino Žičkus, nes ons irgi dirba to pamaino. Nežinau, kaip ten buvo, ar ons pabėga, skaitos nuo to Omono, ar ons ten pirmais įsivadavo, nuo tų suraišėjimų. Ir bandom susėsti tų mašiną, netelpam. Ar avions du į bagažinį susėda tas Žiguliuks man buvo. Atvykome į buvusi Vegerių pasienio postą. Čia stovėjo vagonėlis, lygiai toks, koks buvo ir kitose to meto pasieniuose. Tyrėme istoriją, kurią kaip dėlionė dėliojo kalbinti liudininkai. Grasinančių skambučių, po kurių pareigūnams tekdavo išsilakstyti, buvo daug ir įvairių. Tačiau didesnį Omono išpuolį liudininkai mena vieną. Man rodos, kad vienas muitininkas buvo, kiek atsimenu, ir jie sėdėjo pas muitininkų vagoniukę, kiek ane man jau pasakojo. Ir pamatė šviesas, ten būdavo toks veidrodis, matydavo, kas nuo Latvijos pusės atvažiuoja. Būdavo kaip šlagbaumas uždaryts, tai norėjo eiti atidaryti ir jau ruošėsi eiti laukon ir staigiai, kiek ane pasakojo, suvirta Latvijos Omons. Liepė perėmti tą postą, tai mes pirmieji atvažiavom čia tą postą. Anksti iš ryto jau buvo prašvitę. Kur atbildėjom, viens medžioklinis šautuvas, buožės kelias, tokias, kaip senovės lietuviai, atrodėm panašiai. Tik tiek uniformą naują pasiūtė. Ir mes čia perėmėm, čia buvo vienas vagons, čia antras, 2 vagonai. Jie net aš dabar nevatinu, ten išversta, perversta būtent. Mes žvalgomės, kur kas čia. Ir čia į krūmus. Ten tokie luomai ir. Tai mes ten įlindom, ir laukam, čia mes tipo be ginklų, be nieko. Ir nežinom, ką daryti, kaip čia perim, pabuvom biškutį, paskiau išlindom, pradėjom vėl dirbti savo darbą. Toks įvykis, daugiau aš čia apie tą įvykį negaliu papasakoti. Nuo 1991 įvykių praėjo 35 metai. Per juos Lietuva pasiekė stulbinančių dalykų. Šiandien mes didžiuojamės gyvendami laisvoje Lietuvoje ir esame dėkingi ją gynusiems. O dabar visi drauge kurkime savo Lietuvą.